degonės, žinai, balionus aš ten vežiau po 30 kg, žinai, tempiau į namus, o čia kažkoks įrenginys, kuris ten sveria, žinai, 200 gramų. Mano žmona turi tokį retą labai diagnozę. Funkcinė medicina mes labai daug adresuojam į tą klajoklinio nervo palaikymą ir jo vagalinio tonuso palaikymą. Pirko mūsų prietaisą toks žmogus kaip Brianas Johnsonas. Ten senovės kinų medicina labai daug su akupunktūra, ta pati yra irgi labai susijusi su nervo klajoklio stimuliavimu. Jeigu taip žiūrėti labai prieš istoriškai giliai. Svarbu pirmą išmokti teisingai kvėpuoti. Unikalumas šito nervo ir kur mūsų dabar didžiausias dėmesys iš mokslinės pusės yra, kad tas nervas, kaip sakiau, turi apie 200 000 skaidulų. Žinom, kad mus jungia wellness tema, sveikatingumo tema, kurios tikslas yra pagerinti žmonių savijautą, suprasti, šiek tiek išplėsti jų mąstymą apie tai ir kaip svarbu žiūrėti plačiau, negu tik vaistų vartojimas, negu tik simptomų maskavimas. Tai džiaugiuosi, kad sėdit priešais mane, galėsiu jūs pakamantinėti iš įvairiausių pusių, bet pradžioje visgi dėl ko labai norėjau jūs matyti čia. Iš to nuoširdaus noro pasidžiaugti visų pirma apie tai, kad tikriausiai jūs pirmą įrenginį išleidot lietuviai, būtent biohacking srities, sveikatą gerinantį, neurostimulatorių tokį, kuris išėjo į plačius vandenis. Tai nuo ko viskas prasidėjo? Jo, tai iš to mūsų, sakykime, pulseto stovi ilga istorija ir asmeninė istorija. Ir aš esu vienas iš įkūrėjų, bet dar yra kitas įkūrėjas, jis ten turi savo istoriją, mūsų istorijos kažkaip susijungia vienu momentu. Bet esmė, kad aš daug metų pradirbau korporatyviniam pasaulyje, ten dariau karjerą ir panašiai. Visą laiką norėjau kažką sukurti, aš visą laiką buvau miego temoje arba aplink miegą esančioje temoje, nes dirbau korporatyvę būtent su miego industrija, taip sakykime, ta prasme. Tai ir kažkurio momentu labai į miego temą pradėjau gilintis, eksperimentuoti ant savęs, kaip dabar modernu sakyti, biohackinti ir panašiai. Ir tada pradėjau savo kelionę verslų. Pradžiai buvo nesėkminga kelionė, buvo keletą nesėkmingų verslų, kurie baigėsi bankrotu. Nes iš dalies įdomu ir verslininko patirtis, kadangi galbūt stebi žmonės jauni, kurie tik tai prieš tas duris eiti, bandyti, kurti verslą ir tai galėtų įkvėpti. Taip, tai aš 15 metų, sakau, sėkmingai karjerą dariau ir tada iš eilės patyriau 3 nesėkmės, pakankamai greitas nesėkmės. Per kurį laikotarpį? Čia aplink COVID viskas prasidėjo, prieš COVID, aplink COVID, tai per 2 metus, sakykime, 3 nesėkmingus bandymus savo kažką sukurti. Ir į tą pačią kryptį viskas buvo, ne? Panašiai, su miego, streso tematika, sakykime, ta prasme. Kaip jūs vertinat nesėkmę? Bankrotas, tai reiškia investicijos nepasiteisino, ar ne? Jo. Ir iš esmės jau suprat, kad ten toliau eiti nereikia? Ne, aš manau, kad buvo verslų, kur aš galėjau, ta prasme, iki šiol turbūt jos daryti, bet aš tiesiog nemačiau, kad tai yra kažkas wow. Kad kažkas, pats netikėjau taip stipriai. Jo, ta prasme, aš ten galėjau ir ten turėti kažkokį mažą amatininko lygio verslą, ten generuoti kažkokias pajamas, bet matėsi, kad tai tikrai nėra tas scale, ne, ta prasme, dalykas. Ir dėl to aš mėgstu tą posakį, kad reikia greitai failinti, reikia greitai išeiti, ta prasme. Tai pasirinkau tokį kelią, bet šiaip kvestionavo labai savęs pasitikėjimą, nes tu prieš tai 15 metų visą laiką kili, ten vis didini savo pasiekimus, vis didini komandą, su kuriuom dirbi ir tu dabar 3 iš eilės gauni tokius, žinai, į veidą. Ta karjera buvo palikta? Ar buvo paraleliai? Jo, visiškai. Aš pirmą verslą pradėjau jau baiginėdamas, dar dirbau samdomam, bet dar pradėjau pirmą. Ir paskui jau buvau visiškai, jau ant savęs gyvenau. Prasme. Tai šiek tiek to pasitikėjimo savimi sumažėjimas buvo, bet aš žinau, kad aš turiu daryti ir man sakau, mentorius vienas man labai padėjo, jis man sako, jeigu tu 20 metų iš eilės taip kaposi ir sakysi ir darysi komandą, idėją, executionas, gyvenimas idėjos, komanda, idėja, gyvenimas, komanda, idėja, gyvenimas. Jau 20 metų iš eilės darysi ir tu netapsi milijonierius ir tu nepadarysi kažko, sako, aš tau pats tą milijoną, bet yra vienintelė sąlyga, tu 20 metų be sustojimo, tai, ką tu sufeilinai tuos 3 kartus, turi 20 metų dar daryti. Tai mane tas irgi padėjo tokių žmonių buvimas šalia. O galiu tada šiek tiek prie to grįžti, nes mes iš skirtingų pusių, kadangi matau jūs ne tik tai kaip tos ryties produkto
sukūrimo, kuris susijęs, aš pati funkcinė medicinoje specializuojas, bet man įdomi ir kaip verslininko kelionė irgi, nes manau, kad daugelis žmonių tas bus aktualu išgirsti jau iš sėkmingo verslo. Mentoriai gyvenime, verslo kelyje, ar jie būtini, Super. ar čia individualu, ar visiškai reikalingi. Seniau aš būdavau taip, kad aš tikėdavau, kad ką man reikalingi, aš galiu viską pats pasidaryti. Dabar žinokit, kiekvienoj smulkioj nišoj, ta prasme. Nes daugelio mąstymas toks iki šiol. Ir netgi versle, ten pavyzdžiui, mes dabar keliaujam einam link medical device, link medicininio prietaiso. Irgi pradžiai galvojom su savo partneriu, kad patys viską padarysim. Ne velnio. Kiekvienoj srity tu turi turėti žmonės, kurie jau tai padarė. Realiai, tu jeigu išsikeli ambicingą tikslą, pirmas iš tavo klausimas turėtų būti, kas šitoj srityje tą tikslą yra padaręs. Ir su juo susibendrauti. Jis turi būti tavo to tikslo. Ir velstis pasienį. Taip, aš turiu konceptą asmeninę valdybą, kas reiškia, kad mes versle turim valdybos, ne? Taip ir aš turiu asmeninę valdybą, dar ne visose srityse, kur norėčiau, nes yra ne taip lengva surasti tokį mentorių, kuris tau tinkamas. Aš ieškau tokio, kuris yra arba padaręs mano to tikslą, kurį keliuosi, arba yra 10 kartų geresnis toj srity, kad aš bent jau 10%, jeigu pasimčiau iš jo, tai gaučiau pakankamai daug. Tai asmeninė valdyba sudaro tai, kad aš turiu darbo mentorių, sakykime, verslo mentorių, tada finansų mentorių, nes ten irgi investicinė veikla užsiemu ir panašiai. Sveikatos mentorius, šiuo metu tai yra tiesiog fizinio rengimo treneris, sakykime, ta prasme. Dabar labai ieškau emocinių, toks emotional intelligence, tokio coacherio, kažkas tokio. Tai aš noriu turėti aplink save žmonės, mano srityse, kurios yra man svarbios, ta prasme. Ir kad su tai žmonėm, kaip ir su valdyba, turi periodinius susitikimus, turi kažkokius tikslus, ta prasme, turi atsiskaitomybę, žinai. Gal jie nesusitinka visi vienu kartu su tavimi, kaip valdyboje būna, bet vis tiek tu asmeninius turi susitikimus ir būtų faina dabar turėti dar valdybos pirmininką, žmogų, kuris visą gyvenimą, ta prasme. Bet aš labai už tai esu. Ir paskutiniai, sakau, 3-4 metai, kurie buvo, man turbūt patys sėkmingiausi mano visam gyvenime, yra būtent paženklinti tuo, kad aplink mane buvo tikrai stiprus žmonės. Ir aš noriu dar stipresnių žmonių, nes natūraliai, kad tikslai didėja, tikslai kyla, tai tie žmonės, kurie tau padėjo kažkokį tikslą pasiekti, gal nebegali sekančio pasiekti, bet tai yra kelionė, ta prasme, kur... Tai yra toks dinaminis dalykas, kurį turi vis laik jausti, kiek jau riba, kiek turi... Ir kaip, pavyzdžiui, tai vyksta, jūs susisiekėt asmeniškai ir prašotės tos paslaugos ir... Nėra tokio recepto. Šiaip nėra recepto. Kiekvienas atvejis individualus, ar ne? Labai individualus. Aš pradžiai galvojau, čia yra vienas sudėtingiausių klausimų ir turbūt viena labiausiai neišnaudotų nišų pasaulio. O kaip rasti tinkamą mentorių? Kad būtų kažkokia unikalu būtų, ne? Būtų kažkokia platforma. Nes tie, kurie jau sėkmingai daug padarė, jie jau tą laiką labai dozuoja. Ir jie net nevadina save mentoriais, nes ir tada, bet čia gyvenimas tau arba ateina žmonės tam tikri tiesiog per gyvenimą. Likimas suveda. Mano patys geriausiai jie atėjo tiesiog natūraliai, visiškai ta prasme. Bet buvo ir žmonių, mano vienas dabar, jis jau ilgametis mano metus, aš tiesiog jo paprašiau vieną dieną, sakau, aš to galiu mokėti, aš to galiu tavo vertę kažkokią kitą sukurti, nes, reikia suprasti, ir jis turi laiką, bet mes dirbam vertės apsikeitimo pagrindų, ta prasme. Kas pajaučia tą vertę, bet svarbu, kad... Jo dukra, pavyzdžiui, dabar pas mane dirba įmonėj. Čia nuostabus mainai. Nes jį ten studijuoja, nori karjeros tam tikros srity, tai jie yra puikiai terpė tiek finansiškai, tiek ir išbandyti įvairias sritis. Tai čia toks vienas iš verčių apsikeitimo, bet aš jam irgi nemažai vertės sukuriu, ta prasme. Bet tai, su kai kuriais natūraliai, kai kuriais reikia tiesiog prašyti. Tai aš, jeigu dabar jaunas žmogus klauso, ar moteris, ar vyras, ir nori ieškoti mentoriaus, tai pats pirmas dalykas vis tiek reikia kažkokį veiksmą pradėti, reikia, aš nežinau, parašykit 11 žmonių. Tu gausit laiškų. Bet parašykit 11 žmonių, kur jums atrodo, kad jūs norėtumėt su jais dirbti. Padarykit nors vieną veiksmą. Aš manau, kad veiksmo darimas yra labai svarbus momentas. Nuo jo prasideda, žinai, kaip kalnuose sniego gniūžtės efektas, ne, ta prasme. Tai aš turiu tą 11, aš tada, kai kažką noriu padaryti, sakau, 11 dalykų padarom šitoj srity. Nes tas skaičius patinka labai. Tiesiog patinka. Galim 10, galim 5. Kiekvienas savo sėkmės skaičius. Bet veiksmą, ta prasme. Taip. Čia kaip tas anekdotas, ar ne, kaip prašo. Norėčiau laimėti milijoną ar ten kažką, tai bent loterijos bilietą. Nors bilietų reikia nusipirkti. Tai va čia veiksmas, aš manau, kad prasideda tokio veiksmo, paskui sakau, jau ten gyvenimas ir visi tie dėsniai, karma, viskas suveda. Jeigu yra didelis noras iš vidaus, iš tikrųjų, man irgi taip atrodo, kad žmogus
žmogus labai dažnai tiesiog prisibijo ir nepadaro to pirmo žingsnio vardan savo svajonių. Pati pirmą diplomą įgijau health coacher, tas sveikatos mentorės ir tada, kai įgijau, nieks per daug nesuprato, kas tai yra. O vakaruose taigi visi žmonės, jie turi šalia savęs tą žmogų. Paskui nėriau taip į funkcinę mediciną jau giliau, su funkciniais tyrimais ir tikrai jau, net kažkaip tos rytis šalia galbūt visiškai skirtingos, bet viena kitą labai stipriai palaiko. Ir yra pas mane irgi pora klientų, kurie sako, kad ir man viskas gerai, man reikia kas mėnesį, kad čia ką padaryti, pažiūrėti, ar viskas tikrai gerai. Man labai to emocinio palaikymo reikia, kad žinočiau, kad savo sveikatą aš dėl jos darau kažką. Sveikatos rytį irgi žmonės turi turėti ir netgi nišinti, žinai, vienas gal už mitybą, kitas už dar kažką, ta prasme, kitas už emocinę sveikatą, aš kalbu apie mentorius. Ir kitas dar labai svarbus paminėsiu, nebūtinai mentorius turi būti tas, kur susitinka, ir jis ten koks nors žilas žmogus, kuris tavo išmintim dalinasi, gali būti ir netiesioginis mentorius. Aš, pavyzdžiui, turiu vieną žmogų, aš iki jo bandau daryti jau, nežinau, 20 skirtingais būdais, jis kol kas man nerespondina, neatsako, jis yra užsienietis, bet jis yra mano netiesioginis mentorius, turiu minį, kad aš jo visą turinį vartoju. Ta prasme, jis daug podcastų pats daro, jis daug visokių YouTube video, Instagram aktyvus yra. O galima pasidalinti, gal kažkamas irgi bus. Visą po jo kontentą tiesiog naudoju. Labai daug jis man yra padėjęs, ta prasme, kad aš jo tas idėjas pasu kažkur įgyvendinęs. Sprendimą priimti. Jo, tai ta prasme, tai galim ir tokių žmonių turėti, kurie, tiesiog tu tenais, nežinau, jeigu tau patinka sveikata ir tu matai Hubermaną kaip pavyzdį, vienas čia iš longevity guru, tai tu jo gali visą turinį stebėti ir tada... Dabar tai paprasta šiuolaikiniam žmogui, tai tu tik norėk. Tai nebūtinai ta forma, sakau, kad tu susėdi ir tas mentorius tau kažkokius patarimus duoda. Tu gali tiesiog turinio prasme įsiurbti į save informaciją ir iš tos informacijos gimdyti kažkokius veiksmus, kurie tau padės, žinai, toliau tobulėti. Taip, ir dabar ir mes šnekam, galbūt kažkam išgirsit, kad sakinį ir čia bus mentorystė iš Vitalijos. Tikrai. Tai čia nereikia tikrai tiesiogiai suprasti, kaip tikrai žilesnis žmogus su barzda, mentorius, kuris. O šiai dienai visur gali susirankyti to įkvėpimo, iš kur kūryba kyla, iš kur motivacija, nenuleist rankų. Tai labai labai smagu. Paties sveikata galbūt irgi padiktavo kažkiek arba aplinkinių žmonos. Čia buvo antra linija, tai iš vienos linijos viena istorijos linija, kad aš labai norėjau savo įrodyti, kad aš galiu tą sėkmingą verslą visgi padaryti. Iš kitos pusės aš turėjau ir iki šiol mes turim tą problemą, nes mano žmona turi tokį retą labai diagnozę, yra klasteriniai galvos skausmai. Čia nežinau, kaip jeigu žinot migreną, tai čia yra X kartų stipriau, tik tai, kad rečiau pasireiškia, ta prasme. Bet kai užeina, tai jau... Jo, bet kai užeina, tai kitas pavadinimas yra suicidal pain, tai yra savižudybiniai skausmai, nes toks jausmas kaip peilių per skalpą pjautų. Tai jie dažniausiai nakties metu užeina, būna kartą per metus, gali būti kartą per 2 metus, gali būti 10 kartų per metus. Čia nesureguliuosiu jų pasirodymą, bet jie retesni negu migrena, nes migrena, pavyzdžiui, gali kiekvieną vakarą, arba kas, nežinau, 5 vakarą. Tai jį tą turi nuo paauglystės realiai šitos dalykus. Ir, mes ten daug visko bandėm, ir visokie ten deguonies terapijos, ir visokios netradicinės medicinos ir panašiai. Nelabai yra gydymo kažkokių būdų ir aš labai mačiau, kaip žmogus kenčia per tos skausmų. Tai yra O mediciniškai buvo diagnozė, pavyzdžiui, paties audinio galvoje, kažkoks tai gal anomalinis dalykas? Į visus tyrimus, ten magnetinį rezonansą praėjusi, tai buvo šitą tyrimas diagnozuotas ir, ten medikai maždaug sakė, tai čia tiesiog čia gali būti genai, gali būti ir užspaudimas kažkokių tai kraujagyslių, gali būti dar kažkas, tai ten yra tie deguonies terapija kaip vienas iš būdų tą daryti, ten tokios yra deguonies purškikliai, mes ir tokius balionus deguonies pirkę, kad paduoti, nes tas deguonis šiek tiek sumažina, jis praplečia tiesiog, kad aš suprantu, kraujagyslės tuo metu ir viskas. Ir tada aš prieš kokius 5-6 metus paskaičiau keletą studijų apie, nes, daug domėjausi klasteriniais, netgi, pavyzdžiui, mes iki tokio lygio, kad yra LSD mikrodozinimas, kaip vienas iš būdų kovos su klasterinės galvos. Tai iki tokio lygio mes ten ėjom, gilinomės į tą temą ir tada aš aptikau tą nervo klajoklio stimuliavimą ir buvo poras porą studijų rodančių, kad jos gali sumažinti arba prevenciškai, jeigu tai darai nuolat, ta prasme, gali tolinti klasterinius galvos skausmus. Nes šiaip pokyčius
fiziškai realiai darys. Jo, tai vat aš pradėjau domėtis tada vat, ir to nervų klajoklius, supratau, kad yra pakankamai universalu, bet be klasterinių ten yra labai daug temų, kurias jis liečia, nes jis yra vienas iš tokių esminių mūsų gut-brain axis, nu va to viso žarnyno. Jeigu galėčiau įsiterpti, bet čia truputį tada pauzė, kad žiūrovai galbūt pirmą kartą girdėjęs, nes dar iki šiol girdi, bet nesupranta. Nes funkcinė medicina mes labai daug adresuojam į tą klajoklio nervo palaikymą ir jo vagalinio tonuso palaikymą, nes čia tiesiog stipriausias nervas nuo galvos įjungiantis visus organus, čia ne jums, bet daugiau žiūrovams. Ir tiek įnervuoja viską, tiek žarnyną, tiek miegą, tiek visus skausmus, tai yra absoliutus core, jeigu angliškai sakyt. Ir žinoma, daug yra natūralių būdų irgi. Bet tai vargu, ar kiekvienas žmogus galėtų visą tai, jeigu iš tikrųjų nori šio tonuso, nervo pagalba pagerinti skausmus ir panašiai, nėra taip paprasta gyvenime visą laiką laikyti tą rutiną. Taip. Tai dėl to mane taip ir sudomina, kad lietuviai ir sukūrė valio, kad tai tikrai yra reikalingas, nuoširdžiai reikalingas prietaisas. Tu gali jį aktyvuoti ir natūraliai, ir nuo senovės, netgi ten senovės kinų medicina labai daug su akupunktūra, ta pati yra irgi labai susijusi su nervo klajoklio stimuliavimu, jeigu taip žiūrėti labai prieš istoriškai giliai, bet, pavyzdžiui, tas pats kvėpavimas, jis aktyvuoja. Numeris vienas, sakyčiau, iš natūralių. Jo, tik tai, kad reikia ilgai kvėpuoti, reikia periodiškai tai daryti ir panašiai. Šalčio terapija irgi yra vienas iš būdų, ta prasme. Šalčio terapija šioje vietoje svarbu pirmą išmokti teisingai kvėpuoti. Taip. O tada jau šalčio terapijos, kad neiššaukti vėl tos simpatinės nervų sistemos. Masažavimas tam tikrų vietų, kur tas nervas yra. Negi pratimai tokie yra atsukdavo. Jo, Stanley Rosenbergo, jūs dabar čia rodot pratimą. Tai yra čia tų būdų ir natūraliai namų sąlygom tai daryti, nes tas nervas klajoklis jis nėra vienas kabelis, jis yra realiai, apie 200 000 skaidulų, tai vat yra labai daug atšakų ausies rytį, yra daug atšakų kaklo srity, tai vėlgi viskas, kas susijęs su kaklo masažavimu, yra netgi toks humming, ne? Tai yra šitas. Dainavimas, gargaliavimas, viskas, juokas. Žodžiu, masažas šitoj srity, viskas, kas aplink kaklą, jis realiai turi įtakos nervo klajoklio. Ir dar, žinot, akių, tikriausiai aišku, kad žinot, vienareikšmiškai. Ausies, yra tas vadinamas angliškai tragus eirė, kur labai yra didelė atšaka irgi nervo klajoklio. Tai aš, kai pradėjau domėtis, mano vienas iš pirmų klausimų buvo, kas Lietuvoje yra top šitoj srity, kas yra top ekspertas. Ir ten po šiek tiek studijų aš sutikau Povilą, mano dabartinį verslo partnerį, kuris tuo metu dirbo su invaziniais nervo klajoklių stimuliatoriais, nes yra jau apie 20 metų, tiksliau, prieš 20 metų yra pirmas žmogus, kuriam buvo implantuotas nervo klajoklio stimuliatorius, nes originaliai nervo klajoklio stimuliavimą taikė epilepsijos gydymui. Būtent implantuodavo, kaip įsivaizduokit, kaip širdies stimuliatorių, tai panašus irgi implantas, šalia į kaklo yra... Tiesiog įveikia nervų sistemą. Būtent, ir kai yra epilepsiniai priepuoliai, jis tiesiog įsijungia ir tada sustabdo epilepsinį priepuolį. Tai jie buvo natūraliai taip tam skirti ir paskui tik tai bestudijuojant tos epileptikus buvo pastebėta, kad pas juos sumažėjo ir depresija, ir stresas. Ir tada natūraliai atsirado iš kitų dalykų, kodėl jis yra svarbus parasimpatiniai nervų sistemai, kurie atsakinga už atsipalaidavimą. Bet natūraliai tai viskas išėjo iš epilepsijos ir studijavimo tų epilepsijos žmonių, kurie turėjo tos implantus. Tai mes susitikom, pasirodo, tuo metu Lietuvoje jau buvo vienas renginys, kuris... Kada jis pusėto pasileido? Prieš 3,5 metų. Mes 21 metų spalį pasileidom, o susitikom ten 21 pradžioj. Kažkas tokio, mūsų pirmos prasidėjo kalbos su Povilu. Apsiuostymas, apsikeitimas idėjomis ir tuo metu jau buvo vienas renginys, beje, Lietuvoje. Ir užsienyje jau buvo, nes aš prisimenu savo... Kuris klasteriniam galvos skausmams buvo skirtas. Jau buvo renginys, kuris turėjo FDA, tą medicininį statusą, skirtą mažinti klasterinius galvos skausmus. Man tai buvo visiškas kosmosas, ta prasme. Mes ten ką tik, sakau, bandėm degonės, balionus, aš ten vežiau po 30 kg, tempiau į namus, o čia kažkoks įrenginys, kuris ten sveria 200 gramų, skleidžia elektros signalą ir kaklo srity aktyvuoja ir taip mažina, atrodė kažkoks, tu ką tik svarstai apie LSD mikrodozinimą, ir tokius visiškai crazy dalykus, o čia yra, pasirodo, jau yra pažengusi, sakykime, elektros stimuliacijos medicina visa.
Tai va, tai mes va taip pradėjom ir mes susitikom su juo ir apsikeitėm idėjom ir supratom, kad nėra nu, va, paprastam vartotojui, nes tas renginys, medicinis prietaisas, ten tik ligoninėse parduodam, nu, tik ligoninėse turi daktaras išrašyti, kad nėra paprastiems žmonėms tokio prietaiso, B, kad nėra tokio paprastai naudojimo, nes ten tas, tai ten reikia laikytis, kažką spaudalioti, aplikacijos mobilios nėra, tai toks, nu, buvo pamastymas, kad reikia gal sukurti tokį laisvų rankų, patogiai naudojimą, kad kiekvienas žmogus galėtų jį naudoti namuose, turėti kažkokią mobilią aplikaciją, kur būtų feedbackas, nu, kaip tu jautiesi, ta prasme. Iš praktiškumo tos pusės. Tai buvo tokios pirminės idėjos. Ir va, po 3,5 metų mes esam ten, kur esam ir turim super augantį verslą. Mes praeitais metais 10 milijonų kažkur tą apyvartą padarėm. Ir turime virš 100 000 vartotojų, kas yra įspūdinga šiaip per 3 metus pasiekti. Žinant, kad mes 9 mėnesius įkūrėm. Mes sukūrėm įmonę 21 spalį ir mes 9 mėnesius gavom investiciją tuo metu ir kaip kūrimo procesas atrodė? Nu, buvo įspūdingai greitai, nes šiaip 3 metai kažkur užtrunka tokį. Kur važiavat, kokius testavimus, tyrimus? Tai mes pradžiai surinkom komandą ir manau, kad mūsų sėkmės priežastis, kad mes surinkom labai gerą komandą, industrinis dizaineris, mechanikai, inžinieriai, ta prasme, nes čia yra ir ergonomika, ir pats dėvėjimo patogumas, ir pati elektros schema, ne, su tais specialiais elektros signalo impulsais, kurie aktyvuoja tam tikras nervo skaidulas. Ir mechaninis visas išdirbimas, ir dar mes lygiai turėjom viziją, kad yra appsas, kuris ilgainiui tau labai daug personalizuotų duomenų parodo ir panašiai. Ir mes dabar artėjom prie to savo vizijos, bent jau dalinės įgyvendinimas, mes jau galim, vartotojas gali ne tik tai stimuliuoti, bet jis gali, pavyzdžiui, savo, nežinau, Aura Ringo, Whoop ar Apple Watch duomenis sujungti ir matyti, kaip jo keičiasi širdies ritmas arba širdies ritmo variabilumas. Jis gali matyti iš tikrųjų parametrus, kurie keičiasi bestimuliuojant. Ir mes dabar su AI pagalba ant tų parametrų kursim asmeninius protokolus ir sakysim, va, tu, Viktorija, tavo tenai HRV toks, jeigu tu nori pasigerinti, tu turi daryti pulse tokias stimulacijas, plus tam tikrus pokyčius holistiškai, nu, savo gyvenime ten ir apie miegą, ir apie... Tai vat mes einam link to, prieš 3 metus tai buvo tik kažkokie pirminiai pamastymai, kaip apskritai sujungti prietaisą su appsu, ne, kad ten per appsais būtų valdomas ir panašiai, o dabar jau kalbama apie visokių big data ir kitus dalykus. Tai, nu, tai čia buvo daug, čia buvo komandos surinkimas, buvo turbūt vienas esminių momentų. Ir valdymas, ir surinkimas. Jo, ir tada mes, kai surinkom komandą, ten buvo, nu, tarsi, čia jau buvo turbūt tai, kad labai gerai, kad aš turėjau didelę patirtį korporatyvinę verslą, didelės komandas valdyti. Bet ir visas fokusas buvo ten tuo metu 9 mėnesius. Visiškai, nes man reikėjo labai efektyviai, greitai daryti, nešvaistant daug pinigų, mes žinojom, kad tipiškai 3 metus trunka, tipiškai apie 3 milijonus trunka, nu, užima pinigų, mes turėjom apie 500 000 pinigų, bet investicija. Ir dar norėjom dalį pinigų skirti ne tik tai produktų sukūrimui, bet ir, nu, paleidimui į rinką, kažkokiam pirminiam marketingui ir panašiai. Tai turėjom ir greičiau trigubai suktis ir su 5-6 kartais mažesniais biudžetais, tai reikėjo labai gero efektyvumo, bet jo, bandėm, ko padarėm, tai ten buvo gal kokių 12 nesėkmingų iteracijų, lūžo lankeliai, ergonomika, dizainas, paraleliai testavom signalą, kiek jis iš tikrųjų keičia, kaip jis aktyvuoja. Tai labai didelių pinigų negalėjom leisti klinikiniam, tai darėm savus tyrimus, ta prasme, tai, nu, ten patys ant savęs, ant draugų, ant visokių giminaičių testavomės, tai toks, nu, beprotiškas periodas. Per kiek laiko pajaučia žmogus? Aišku, priklauso nuo tikslo ir... Širdies ritmą pakeičia pakankamai greitai, nes vienas iš parametrų, kaip ar įsijungia parasimpatinę, tai sumažėja širdies ritmas. Pakankamai greitai pakeičia. Iškart perėjimas iš simpatinės į parasimpatinę. HRV, ta heart rate variability, ta širdies ritmo variabilumo metrika yra labiau kompleksinė, priklauso dar ir nuo kitų faktorių, ten, nežinau, alkoholio vartojimas, įsimiegojai, neįsimiegojai, sunkiai ten treniravaisi. Tai ten matom per 10-14 dienų, jeigu tai periodiškai matuosi pokyčius. Dar negalime kol kas
kleiminti ir teikti, kad yra nuo migrenos. Čia dabar darom didelį klinikinį tyrimą ir norėsim tą įrodyti, bet turim labai daug klientų, kurie sako, kad momentaliai. Ir čia, jeigu ten su tais parametrais tu matai skaičius, kaip tau keičiasi, o kai tau yra galvos skausmas, tai labai viskas paprasta. Arba jis dingsta, arba nedingsta. Ne, ta prasme. Tai su galvos skausmu turim specifinę programą, nes vėlgi unikalumas šito nervo ir kur mūsų dabar didžiausias dėmesys iš mokslinės pusės yra, kad tas nervas, kaip sakiau, turi apie 200 000 skaidulų ir skirtingos skaidulos atsako skirtingus dalykus. Vienos skaidulos, pavyzdžiui, atsakingas už tavo širdies ritmo sumažinimą, įjungimą parasimpatinės nervų sistemos. Kitos skaidulos atsakingos už tai, kad išsiskiria labai didelį kiekis aksetilcholino, kuris yra labai svarbus neurotransmitorius, kuris dalyvauja, pavyzdžiui, išsiskirime nitrikoksido, dėl ko prasiplečia kraujagyslės ir dėl ko migrena sumažėja. Trečios skaidulos atsakingos už tą žarnyno komunikaciją yra skirtingos skaidulos. Ir esmė, kad iš esmės už visą organizmą. Būtent. Ir skirtingas elektros signalas, jis aktyvuoja skirtingas skaidulas. Ir čia mūsų pats didžiausias dabar žaidimas, kaip identifikuoti, kokie tie signalo parametrai, nes kiekvienas signalo parametras turi savo... Jis nukeliauja tam tikrą kelią. Jo, savo dažnį, savo gylį, savo bangos formą. Tai dabar jau turim 8 signalo algoritmus, 8, kurie turi skirtingus dalykus. Tai mūsų tikslas yra ilgainiui turėti, sakau, vieną prietaisą, kuris turėtų savie, nežinau, 20-30 skirtingų algoritmų. Ir jeigu tau yra migrena, tu įsijungi vieną algoritmą, jeigu tau ten kraujospūdis padidėjęs, įsijungi biškai kitą nesparis. Tai čia yra didžiausias dabar pinigų turbūt metimas ir eksperimentų, ir laiko, ir visko. Dar noriu paklausyti iš tos verslo pusės, nes ir iš tos man įdomu, kaip sakiau, kas lėmė tą proveržį į užsienį, kokie sprendimai, vis tiek kažkokie sprendimai kartais, būtent sakytum, šitas lėmės ir šitas, kad išėjo tas toks wow efektas galiausiai verslo prasme, verslo. Mes kai 21 spalį pradėjom, sakau, 9 mėnesius kūrėm ir tada 22 vasarą mes turėjom jau galtinį produktą ir jį pradėjom pardavinėti. Iškart pirmoji mintis buvo eiti į stambiausią rinką pasaulyje, tai Ameriką. Dėl ko? Dėl to, kad šiaip iš tikrųjų ar tu startuosi Lietuvoje, ar tu startuosi Amerikoje, pastangų kiekis bus panašus. Tau irgi reiks svetainės, tau irgi reiks komandos, tau reiks kažkokio marketingo. Finansinis tik tai investicija į marketingą skirtingo dydžio. Jo, bet iš esmės pastangų kiekis jis yra labai panašus. Rinkos dydis yra tiesiog ten X kartų nesulyginamai didesnis, konkurencijos irgi, bet iš esmės, o kodėl neambicinga savo keltis. Ir mes kai pradėjom, pradžia buvo labai sunki, mes ten tą 22 vasarą, kaip pristatėm produktą, tai ten, pardavėm pakankamai greitai pirmus vienetus, bet to vadinamo scale mes neapčiopėm. Tada man iš karto flashbackas su mano prieš tai jau turėti, 3 startupais ir aš galvoju, ne, šį kartą reikia visai kitaip, reikia tikrai eiti, haslinti ir mes gal keitėm, 10 kainodaros testų darėm, ten finalių krūvą išbandėm, visko daug bandėm, tiesiog norėjom bandyti ieškoti savo to segmento, netgi nebuvo aišku, kas yra tas mūsų pirkėjas. Bet jūs dalyvaudavote parodose, ar kaip per kokius kanalus? Online, internetu, viską internetu, per svetainę ir panašiai. Ir tada kažkurio momentu aš tiesiog supratau, kad mums trūksta to vadinamo pasitikėjimo iš rinkos, credibility, tokio kažkokio, nes tų renginių labai daug visokių yra, visi kažką žada ir nelabai aišku, ar tikrai tai padaro. Ir tada mes nusprendėme eiti į Indiegogo, čia kaip Kickstarteris, toks, agentūra, čia tokia kaip ir platforma, kur tu pristatai savo naujienas ir tie žmonės, kadangi yra tų naujienų pirkėjai, jie gali tau padaryti pardavimus. Tai to Indiegogo platformą mes labai sėkmingai pavarėm, mes daugiau negu 500 000 prekiavom ir mes labai greitai nusiuntėm tos įrenginius, pristatėm klientam, gavom pirmą feedbacką, visai gerą feedbacką ir panašiai. Šitas buvo sprendimas greičiausiai. Jo, ir tada 23 sausį mes vėl savo svetainę, su kuria pradėjom restartavom, sakykim taip, ir tada tas kredibilitas, pasitikėjimas iš rinkos labai didelis buvo, nes mes pakankamai nemažai perdavėm per populiarią labai Amerikos Indiegogo svetainę
mes pristatėm prekes, nes daug kas tam parduoda, bet nepristato, tai mes, ką pažadėjom, tą padarėm. Ir tada toks kažkoks labai prasidėjo geras etapas. Ir tada įvyko dar keletas dalykų. Pavyzdžiui, netikėtai per tą Indiegogo platformą nusipirko mūsų prietaisą toks žmogus kaip Brianas Johnsonas, kuris... Bet dabar, nežinau, pasaulyje turbūt numeris 1 longevity. Ne? Aš mačiau. Ir jis nusipirko ir jis pradėjo tiesiog, man draugas rašo, ar tu matei, Brianas Johnsonas padarė kažkokią, aš net tiesą nežinau, kas tas Brianas Johnsonas tuo metu, 23 ten pradžioje, ne? Ir jis tiesiog pradėjo. Taip, nesidalinasi tokiais atradimais. Ir tada mes supratom, kad biohakeriai, ne, yra ta mūsų tas segmentas. Tai mūsų tie pirmieji, sakykime, klientai ir buvo tie biohakeriai, labai daug pasekėjų po Briano atėjo, nes jis turėjo pakankamai nemažą įtaką. Iki šiol mes su Brianu puikiai santykius palaikom ir dabar jau bendravom su juo tiesiogiai, ten ir visokių ten idėjų, bendrų projektų turim ir panašiai, bet dabar tik tai išaugom, kad tie biohakeriai pas mūsų daro gal kokį 10-20% mūsų klientų. Didžioji dalis klientų yra visgi tie, kas turi problemų. Ta prasme, jie turi chroninį stresą, jie turi nerimo atakas, jie turi perdegimą, jie turi... O šiuolaikinis žmogus taip dažnai tą. Jo, jie nemiega, labai daug, pas mus labai daug yra su miego problemų žmonių, iš esmės labai daug. Nes biohakeris iš savęs yra pakankamai sveikas žmogus, jis tik tai bando optimizuoti, ne? Bet mūsų didžioji masė klientų yra nesveiki žmonės. Kuriems realiai reikia padėti. Jo, tipinis mūsų klientas, jis negali užmigti. Nes mano sritis būtent per funkcinius testavimus ir viską atstatyti žmogaus sveikatą ir labai efektyviai tą darau. Tik ir visą laiką, aišku, tos išorinės priemonės būna tik į pagalbą, papildomai. Žinoma, neatmetant, ir negi šiuo atveju, manau, kad pats sutiksi, kad vien prietaisas tai yra laikina pagalba, kuri puikiai, bet visgi taip fain. Ir va ta programėlė, kurią sakai, aš manau, kad čia adresuos dar platesnį tikslą, tai yra bendrai ugdyti sąmoningumą, keis įpročius gyvenimo būdo. Tai daug kas Pulseto ir aš pats asmeniškai Pulseto naudoju kaip rutinos, dalį. Nusiraminimo, atsipalaidavimo rutinos dalį. Tai nėra kaip, burtų lazdelė, ta prasme, tu turi keisti ir savo elgesinius tam tikrus parametrus. Ir aš pats tą žinai. Mes šiek tiek atsvara bent jau. Jo, vienareikšmiškai tai vienas irgi iš mūsų sėkmės dalykų, kad mes kaip verslo įkūrėjai beprotiškai daug dirbam. Čia visi gali sakyti, kad jie daug dirba, bet žinokit, ta prasme, 70 valandų savaitė yra tipinis dalykas. Ta prasme. Ir tada natūraliai kyla, kaip tu gali 3,5 metų dirbti 70 valandų ir neperdegti. Ta prasme, tu balansuoji visą laiką ties to, bet tu supranti, kad tam, kad neperdėti, tokiu tempu dirbant, ir tokio streso turint aplinką, turi rūpintis savim. Taip pagalbės turi apsistatyti. Tai vat aš labai rimtai žiūriu į mental sveikatą, į perdegimą, aš turiu savo rutiną, tos rutinos dalis yra Pulseto, bet tai nėra ne visa rutina. Aš, pavyzdžiui, daug dirbu su savim, turiu savistabą kaip vieną iš įrankių, turiu žurnaliuką, kurį pildau. Kokius dar renginius? Mačiau, kad žiedas, ar ne? Oro ringas, man atrodo. Jis labiau kaip jis parodo, kas... motyvuot šiek tiek. Jo, tai faktas, kad poilsis yra labai svarbus momentas ir poilsis nėra tik miegas. Miegas yra didelė tema, bet, pavyzdžiui, taip pat poilsis labai priklauso, kaip tu leidi laisvalaikį. Tarsi, tu gali leisti... Ar išsikrauni per jį? Jo, tu gali leisti laisvalaikį ant sofos scrollindamas ir nieko neveikdamas, arba tu gali, aš, pavyzdžiui, turiu tokį dalyką, aš turiu vadinamas perfect days, mano idealias dienas. Aš turiu 10 veiklų, kurios mane daro laimingą. Ir per tą perfect day... Ir sąrašiukas sudaręs gal? Aš esu, bet kai kurios iš tų veiklų jos nėra labai brangios. Pavyzdžiui, man patinka krepšinis, man, nežinau, patinka gera muzika, geras maistas, bendravimas su draugais, pavaikščiojimas su šuniu, su gamto. Ir aš per tą dieną, per tą perfect day stengiuosi bent iš to sąrašiuko 3-4 veiklas padaryti. Ir tai yra visiškai kitas poilsis, laisvalaikio praleidimo būdas, nei sėdėti prie teliko ir scrollinti telefoną. Ir šitas žmonės galvoja ilsisi, aš tikrųjų dar papasakočiau, kaip ta mitochondrija sekina ir visa kita, šitie dalykai. Tai poilsis yra labai svarbus momentas, sportas yra labai svarbus momentas, kalbant apie neperdegimą ir ypatingai aš labai mėgėjęs intervalinės veiklos. Bet su juo reikia balansuoti irgi. Jo, bet tai yra puikiai iškrova, ypatingai pas tave protinis darbas yra.
savistaba, tai vat, aš sakau, turiu tą žurnaliuką ir mano vienas esminių klausimų yra, kas atima energiją ir kas duoda energiją. Nes dažnai perdegimas yra susijęs su tuo, kad tu neturi jėgų, tu net, vienas iš simptomų perdegimo, tu tiesiog jauti resursą netek. Tu nenori nieko daryti, ne? Tai man tas labai gretimas klausimas yra, o kaip turėti jėgų, kaip turėti energijos, ne? Tai vat, kai tai pildai ir aš pildau tai jau kokius virš metų, tu matai pasikartojančius dalykus. Pavyzdžiui, aš pastebėjau, ten po kokio 3 mėnesių pildymo, kad vienas iš dalykų, kas man atima energiją, tai yra namų ruošos darbai. Aš gyvenu name, tai patys suprantat, kad ten namą turi visą laiką kažkokios problemos. Ten orkaitės sugedo, ten reikia pjauti žolę, ten tą, na. Ir aš labai dėkingas savo žmonai, šeimai, sūnui, kad jie mane visiškai yra nuėmę nuo šitų veiklų. Visiškai. Ta prasme, aš ūkio darbam, kaip vyras, skambės labai dabar baisiai, darau 0. Bet aš darau tada tuos dalykus, kas man duoda jėgų. Čia yra komandinis darbas. Jo, tai va, aš tiesiog labai aiškiai įsivertinau per tą pusmetį, matydamas, kas penktadienį, ne, klausdamas savęs, kas man atima, matydamas tos pasikartojančius dalykus, kad yra 3-4 veiklos, kurias aš galiu bandyti eliminuoti arba susimažinti, deleguoti kažkam, žinai, ir tada daugiau laiko skirti dalykam, kas suteikia energijos. Ir tada natūralu, jeigu tu turi praleidti didžią laiką savo darbų tose veiklose, kas tau suteikia energiją, tai tu atitolini save nuo burnauto, nuo perdegimo, nes tu turi jėgų ir energijos. Tai va, aš noriu pasakyti, kad ne tik pulseto, bet ir kiti dalykai, bet tu turi rūpintis savim. Tai tu turi labai stipriai gilintis į save, nes tai individualu yra. Vienareikšmiškai. Man labai smagu pristatyti vieną iš mūsų laidos Inner Minds partnerių alivogiukas.lt. Tai yra tikrai stebuklinga vieta, kurioje jūs rasite nepaprastai sveikatai reikalingą produktą, kuris, sakyčiau, turi būti kiekvieno žmogaus namuose ir ne bet koks, o kokybiškas. Ir būtent tokius jūs rasite alivogiukas.lt. Nes tikslas įkūrėjų, kad jūs galėtumėte turėti savo čempioną namuose. Jie važiuoja po mažus ūkius, bendrauja su alyvuogių aliejaus ūkininkais, ekologiniais ūkiais, ieško aliejų čempionų, kurie yra beveik visi, kurie asortimente įvesti į topus alyvuogių aliejaus pasaulinio gido. Gausu polifenolio, žemas rūgštingumas, labai iš jaunų alyvuogių spaustas aliejus, kuriuos galite rasti alivogiukas.lt. Štai taip atrodo beje šitas vienas iš mano mėgstamiausių, nuostabus dovanoms, bet ir namuose naudojimui. Jūs tokį neturėtumėte aliejus slėpti, jūs turi stovėti matomo vietoj ir taip jūs rodote pagarbą savo sveikatai ir rūpestį. Tai čia yra Chiaroscuro alyvuogių aliejus, jų asortimente šis turi daugiausiai polifenolių, virš 1200, kur dažniausiai jūs, jeigu ieškotumėt, matyti toks vidurkis būtų apie 200-300, o būtent polifenolių gausoje ir jų kokybė, ta vertė paties alyvuogių aliejaus. Man asmeniškai svarbu yra estetinis patikimas ir išvaizda. Štai taip atrodo Chiaroscuro aliejus. Jeigu galvotumėte apie tai, koks Viktorijos favoritas, tai būtų tikriausiai šitas, visom prasmėm. Štai čia yra tokia emblema, parodo, kiek apdovanojimų jis yra pelnęs, jis yra kartesnis, tai galbūt kažkas, kas tik tai pratinasi prie kokybiško gausų polifenolių alyvuogių aliejus, gali pajausti, kad gal skonio prasme šiek tiek per kartu, bet galima asortimente pasižiūrėti ir švelnesnių. Tai džiaugiuosi, kad alivogiukas.lt palaiko Inner Minds laidos turinį. O kas norėtų išbandyti ir turėti namuose štai tokį kokybišką produktą, galite naudotis kodu, kurį matote savo ekrane jūsų pirmajam apsipirkimui. Bet yra tų bazinių dalykų, kurie visiems tiesiog, kad, ta prasme, baziniai dalykai, kurių negali praleisti. Taip, aš, pavyzdžiui, šalčio nemėgstu, bet aš mėgstu labai pirti. Taip. Nes tai yra parasimpatinės irgi sistemos aktyvavimas tuo metu, kai pirtiesi viskas užkyla, bet kai tu išeini, viskas labai krenta, pulsas, kraujospūdis ir panašiai. Ir tai yra puikus būdas parasimpatinę nervų sistemą aktyvuoti. Kiti mėgsta šalčio trąšą, aš negaliu, man nekomfortiškas, aš net šaltam duše nesugebu išbūti 10 sekundžių. Kiekvienas savo pasirinka, kiti pulseto stimuliuojasi, treti kvėpavimo pratimus dar, ketvirti medituoja. Čia kiekvienas savo, bet faktas, kad reikia skirti ir tai parasimpatinį nervų sistemai ir atsipalaidavimui laiko ir pastangų. Pasidalinam kažkokio tokio ryškiausių sėkmės atveju, kuris kaip feedbackas atėjo jums, kaip pulseto įkūrėjams, kuris įprasmino taip labai ryškiai, kad kaip nuostabu, kad mes sukūrėm tokį produktą, kur tokią istoriją mes galim skaityti ir džiaugtis. Aš tikiu, kad jų yra daug ir įvairiausių pasidalinimų, bet tą, kurį labiausiai strigo širdį. Man du tokie dabar, iš karto pirmą, žinai, intuityviai jaučiu atsakymą. Vienas momentas buvo įspūdinga. Aš ėjau į uostę,
Belgijoje. Rost. Ir aš pamačiau žmogų su pulsetu. Man, tai žinokit, čia nėra kažkoks labai ten kažkas super, bet aš laiką svajojau, bet kažkur Europoje ar ten pasaulyje būti ir matyti savo prekės ženklą. Ta prasme. Ir tai buvo kažkas tokio unreal. Žinai, kaip tu pamatai, vat, kaip Nike įkūrėjus, tu matai Nike kedus, žinai, kažkas dėvi. O čia tu pamatai visiškai random srity. Aš prie to žmogaus priejau, pasisveikinau, supratau, bandžiau suprasti, iš kur iš čia. Jo, tai labai faina. Tai tas vienas momentas, o iš tokių, kur giliai įstrigusių, bet mes labai neafišavom šitos dalykus, bet mes tik pradėjom veiklą. Čia buvo, nežinau, 23 pradžia, ta prasme, jau buvom kažką bepradeda įsukti ir panašiai. Ir mano kolegai Povilui, co-founderiui, paskambino iš Kauno klinikų, vienas daktaras, jis sako, turim pogimdyvinę komą moters. Ir sako, bandėm čia viską darom, sako, nelabai pavyksta, bet jis turėjo pulsetą. Sako, ar galim pabandyti pulsetą? Povilas sako, bandyk. Ta prasme, tai jie su boro kamera, tai darė boro ten kamerą ir pulseto, ir ta moteris atsigavo iš komos. Tai mes šitą niekada nepiarinom ir neaišku, ar tai yra dėl pulseto, bet jie, sakau, ir ta deguonies ten terapija taikė ir viskas tvarkoja, bet mes prisidėjom ir paskui ta moteris nusipirko įrenginį, mes iš to niekada nedarėm jokio PR, bet labai fainas, žinai, jausmas, kad nes aš tai daug tų istorijų girdžiu, kaip mes padedam, kaip žmogų, kuris ten nerimo takas ar nemiega naktim ir staiga, žinai, įvyksta dalykas, bet kai tu jauti, kad tu prisidėjai prie žmogaus gyvybės, tai yra labai labai fainas dalykas. Tai čia tokia giliausia turbūt istorija, kuri... Šitokią prasme pajauti, kad tiesiog, Ir, suprantat, ypatingai, mano tos netiesioginis mentorius vagus nervos srityje yra tos Kevinas Tracy, jis dabar gamina prietaisą, kuris skirtas artrito gydymui, vagus nervos stimuliavimo. Ir jis labai teisingą frazę yra pasakęs, sako, kai tu dirbi su tokia high-tech technologija, kuri reikalauja labai daug R&D, mokslinių tyrimų ir visko, daug investicijų, tu per dieną gauni labai daug labai daug, tau kažkas nepasiseka, nežinau, tu gauni žinutę, kad tas mokslinis tyrimas kainuos vietoj ten 200 milijonų ir tu neturi pinigų. Tu gauni daugybę kažkokio tai pasipriešinimo iš rinkos ir kartais tarp tų visų daugybės nesėkmingų emailų ar žinučių užtenka vienos tokios istorijos, vieno tokio emailo ir jis tau įprasmina viską, ką tu darai, jis tau suteikia motivacijos, jis tau... Kurie nušviečia viską. Tai pas mane, žinokit, lygiai tas pats būna. Jis aš šito klausiausi prieš kokius 4 metus, šitų frazių ir pas mane lygiai tokios situacijos. Kartais būna dienos, kur tu 1, 2, 3, 4, supranti, ant tiek sunku šitą verslą yra toliau, žinai, vystyti, ant tiek daug visokių aklavičių, problemų ir panašiai. Ir tada porą žinučių, klientų. Taip. Ir tu supranti, kad wow, tu dėl to tai darai, ta prasme, kad tie žmonės, jie keičia savo gyvenimą, kad tu padedi kažkaip. Aš dabar labai daug su sportininkais dirbu, asmeniškai pats labai bendrauju, tai labai daug jų feedbacko gauni, tai ten, kai parašo, žinai, kad aš dabar naudoju kaip nusiraminimo rutiną, nes dažniausiai po sporto miegu labai prastai, einu miegoti 3 nakties, nes po varžybų ten ant dalykų įvyksta ir ten prieš tai dar ten... Tai aš suprantu, kad, faina, tu keiti, tu prisidedi kažkaip tai prie jų, žinai, gerovės ir panašiai. Tai tas yra faina labai. Inner Minds laidos draugai odosterapija.lt, apie kuriuos jūs jau tikrai girdėjote ir galbūt net spėjote išbandyti jų puikius produktus su raudona šviesa, kuri turi labai platų spektrą privalumų mūsų organizmui, mūsų odos būklei, mūsų miego kokybė ir taip toliau. Bet šiandieną noriu papasakoti apie puikų pasiūlymą jų dar vienam prietaisui, tai yra klajoklio nervų stimuliatoriui Pulseto. Tikiu, kad sveikatos entuziastai tikrai apie jį girdėjo. Klajoklinis nervas yra svarbiausias mūsų organizme, jis jungia mūsų žarnyno smegenų ašį ir tai padeda gerinti nervų sistemą, stiprinti būtent atsparumą įvairiems stresoriams, gerina
pagerina virškinimą, miego kokybę, galiausiai tai atspindės visame kame, jūsų emocinėje būklėje, odos būklėje, nuotaikoje, virškinime ir bendrai kitoje gyvenimo kokybėje. O klajoklio nervo stimuliatorius Pulseto yra pripažintas jau visame pasaulyje. Šitas įrenginys tai nėra tik žodžiai, tik tiesiog biohacking priemonė, tai iš tikrųjų veikiantis prietaisas, kuris padės jums pagerinti jūsų gyvenimo kokybę ir ypatingai pačioje pradžioje tai atspindės miego kokybėje ir tokiam didesniam atsparumui stresoriams. Pamatysite, kad tiesiog ramiau į viską pradedate reaguoti. Ir naudojimas Pulseto prietaiso yra labai lengvas ir paprastas, sakyčiau, čia irgi vienas iš stiprių privalumų, kuomet tiesiog jūs galite dirbti prie savo kompiuterio, užsidėję Pulseto, jūs net nejaučiate, tai tiesiog bus kaip stilinga detalė, tačiau jos mechanizmas darys savo darbą. Kviečiu naudotis kodu ir išbandyti pažangią priemonę. Mano vyras buvęs sportininkas yra. Puikiai žinau ir labai gerbiu. Ir aš mačiau dalį, ne tiek daug, bet mačiau dalį jo karjeros ir tikrai žmonės, ką mato galutiniam vaizde, varžymas čia yra tik gėlytės. Baikslėliai, mato. Jo, ir jis buvo iš tų, kuris darbštus, visi jie darbštus, bet jis iš savęs būdas toks dar dvigubai darbštesnis. Tai to miego, jeigu varžybos geros, negeros, nulis. Tiesiog. Ir aišku, daug ten to visai ir krūvis kitas ir panašiai. Ir aš tikiu, kad sportininkams šitas renginys be galo reikalingas. Kaip ir tai va, mes pradėjom nuo biohackerių. Nes tu visas priemonės gali tuo metu toks streso lygmuo, kad tu gali viską taikyti, ką nori, bet ten nebe ta taisyklė, not ordinary, kitaip šiek tiek. Tai va, tokie prietaisai tada ypač irgi. Jo, nes aš kaip paskaičiau tyrimą, kad, pavyzdžiui, futbolininkai, jie po varžybų 3 nakties užeina miegoti, nes jie yra privartoję labai daug kofeino prieš varžybų kaip stimulianto. Tada po varžybų, aišku, visas kūnas ten... Ir permąsto situacijas ir viską. Ir tada yra social anxiety, ten tikrina, žiūri, kaip ten kas apie highlightus, kaip ten kas parašo kažkur apie juos po varžybų. Tada dažnai būna ir alkoholis kaip nusiraminimo būdas. Ir visas šitas kokteiliukas ir leidžia jiems užmigti 3 nakties. O tada jau kitą dieną treniruoti, tai ten atsistatymas ten yra nuliniam lygmenį, ta prasme. Tai faktas, kad tie žmonės, jie irgi šiaip sąlyginai sveiki, man primena biohackerius, jie kaip ir sąlyginai sveiki iš savęs, ne? Jie ir moka jau savo kūną ir tikrai žino daugiau negu prastas žmogus. Nei tas, kuris ten turi kažkokias panikos atakas, ne? Bet, jie turi daug dalykų, dėl ko reikalingas tas atsipalaidavimas, nusiraminimas, rutinų savo turėjimas, absoliučiai disciplina ta visa. Tas pats ir verslininkai, kurie, sakau, tokie ekstremalūs. Tipo asmenybės, tai čia tas įrankis, kuris ir kelionių skrydžių, kiek tai nenori, jau tu negi sveiki gyvenamas, tave veikia temperatūrų pokyčiai, laiko juostų pokyčiai. Į mus dabar investuoja, jau taip oficialiai pasakyti, yra vienas armijos fondas, su armija susijęs fondas. Tai... Aš tik įsterpsiu, aš klausau ir vis laik kita mintis, pasąmonė, net nesąmonė. Man tiek džiugu, aš tiesiog nuoširdžiai labai džiaugiuosi, kad ir girdžiu dar armiją, dar tas, kad lietuviai, prasme, tikrai labai gera girdėti. Taip, bet mes už to slypi, kaip ir su sportininkais, slypi beprotiško kiekio darbas ir pastangos. Faktas. Toks pasididžiavimas už savus. Taip. Ačiū. Vienas iš populiariausių ir iš tikrųjų dėl ko populiariausių, nes efektyviausių produktų yra visgi ašvaganda, tai yra adaptogeninis preparatas, sudarytas iš adaptogeninės žolelės šaknies, kuris veikia būtent labai balansuojančiai mūsų organizmai, ypatingai nervų sistemai. Tai reiškia, jeigu pas mus daugiau streso hormonų išsiskiria, ašvaganda padeda subalansuoti ir sumažinti. Jeigu pas mus yra lėtinis nuovargis ir kaip tik trūksta kortizolio tam, kad mes galėtume dienoje veikti ir aktyviai įgyvendinti dienos planus, ašvaganda padeda pagerinti energijos lygmenį. Labiausiai išstudijuota ašvagandos forma yra KSM 66. Būtinai visuomet skatinu atkreipti dėmesį į produkto kokybę ir formą. Ir būtent ašvaganda One Nutrition, kurią rasite Well asortimente, yra būtent tokia kokybiška, efektyvios formos ir tikrai veikianti. Ir noriu atkreipti dėmesį, kad vien šitas produktas gali padėti jums ne tik tai moduliuoti stresą, didinti atsparumą antikščių sistemos, bet taip pat pagerinti jūsų miegą, skydliaukės veiklą
veiklą, libido ir kitas problemas, kadangi daug labai šneku savo paskaitoje apie tai, kaip stresas griauna visas mūsų organizmo sistemas. Tai ašvaganda būtent šiam tikslui ir tarnauja, prilaiko streso poveikį mūsų organizmui. Nu, tai armija panašu kaip sportas, kaip biohakeriai, ten irgi žmonės yra high perform, jie labai iš savęs daug spaudžia. Ir ten yra ekstremalių situacijų, kuris gali. Ir be to dar yra dabar labai didelis... Ir kad tas atsparumas geresnis, tu tada aiškiau sprendimus visus priėmė, visai kitą taktiką turi. Bet ten taip pat yra didelis post-traumik, nes yra labai daug studijų apie PTSD, apie post-trauminį sindromą ir vagus nervo stimuliavimą. Tai dabar ypatingai, kas ten vyksta Ukrainoje ir panašiai, tai dabar jau kūrėsi daug reabilitacinių centrų, kur yra didelė bėda šitą. Bet potrauminio streso sindromą labai sunku atstatyti yra. Jis iš tikrųjų... Vienareikšmiškai. Tai vėlgi nesakom, kad tenais mes, stebuklų lasdelė, bet kaip protokolo dalis mes ir dabar vieną mini tyrimą pradėsim irgi su armija, su PTSD susijusi. Ir mūsų kolegos Amerikoje jau nemažai dirba su Amerikos ex-veteranais ir šitais dalykais. Tai vėlgi yra jau duomenų apie nervo klajoklio stimuliavimą ir ne tik tai apie high performance, bet ir tie, kas turėjo problemų, grįžę iš tų visų situacijų. Aš leidžiu dar paskaitas nuotolinės ir iš funkcinės medicinos, kad tokios jau individualiai dalis, bet ir plačiau apie tą, iš tos biocheminės pusės apie hormonus, apie virškinimą, apie toksinus ir apie stresą. Aš visą laiką akcentuoju nuo to, kai pradėjau leisti paskaitas, kad jeigu kažkur norite, jaučiat, kad problema ten virškinimas ar kažkas, nepradėkite net tos temos, kai neperėjote pamatinės apie streso biocheminį poveikį organizmui. Kai tą pereisit, tada galima visur kitur adresuoti. Niekada nepagalvotum, kiek streso faktorių yra, ką mūsų kūnas suvokia kaip stresą. Nes mes galvojam, čia susinervinu ir panašiai, bet jų yra tiek daug, ką mūsų organizmas priima kaip savo homeostazės išbalansavimą, tai yra išėjimą iš balanso. Tai ir ten taip pat visur visgi viskas eina ten, kur atsparumas stresas ir pervedimas save periodiškai iš simpatinės ir parasimpatinė. Tai labai tai, ką darote, yra prasminga ir reikalinga. Šiaip nėra net segmentacijos šiaip kiekvienam. Ir prevenciniais tikslais. Ir tiesiog džiugu, kad galim tokiais dalykais dalintis. Ir paskutinis gal klausimas, nes laidos tikslas ne žvilginti, bet taip šiek tiek prisiliesti. Kur matytumėt Pulseto ir apskritai komandą ir jeigu tokį vaizdą? Nieko blogo nėra svajot, tikslus nustatyti ir net jeigu pasidalint, jeigu galima, aišku, ten. Po 5 metų. Mes matom save kaip platformą, kaip ne vieną... Bet ir Lietuva, ir užsienis, ar tik viskas? Užsienis, pagrindė užsienis. Lietuva natūraliai, kaip mūsų vis tiek bus visą laiką gimtinė. Viskas anglų kalba, bet... Ir mes čia darbuotojus turim, viską turim ir manau, kad mes turėsim centrinį ofisą čia Lietuvoje ir visus mūsų protus čia Lietuvoje didžiąją dalį. Bet vis tiek, mes eina kalba apie užsienį. Tai platforma reiškia, kad mes net būsim vienas produktas, mes kaip minimum turėsim Pulseto, tą, ką dabar turim, tą wellness device, mes turėsim Pulseto medical. Dar norėjau paklausti, ar matote tokį dalyką, arba paturbinti, tai reiškia, aišku, kitą versiją, bet kad iš tikrųjų eit į medicininę sritį pilnai. Bet tam turėsim atskirą įrenginį. Mes neturėsim vieno įrenginio, kuris būtų ir wellness, ir medical. Bus du skirtingi, jie gal vizualiai bus panašus, bet jie bus skirtingi. Medical turės žymiai daugiau programų savyje. Nes bus terapinis jau poveikiu didesnį. Ir taip pat bus Pulseto armijai skirtas, nes ten vėlgi turi būti kita ergonomika, kiti dalykai, nes ten plastikas atsparesnis turi būti, jeigu sakykime, ten. Tai čia Pulseto, bet be Pulseto mes iš tikrųjų galvojam tapti didžiausią platformą arba atsparumo streso įrenginių arba elektros stimuliacijos, arba ir tos. Nes elektros stimuliacija yra daugybė įrenginių, tie patys tensai, tai yra raumenų stimuliatoriai ir kiti, kur mes norėtume konsoliduoti ir turėti kaip alternatyvą farmacijai ir vaistam. O tai čia vienas kelias, jeigu nueisim tokiu labai medicininiu, hardcore'iniu keliu, o jeigu nueisim tuo tokiu šiek tiek lengvesniu keliu, tai būsim labai panašus, kaip dabar yra, jeigu žinot, yra TheraBody, yra masažuoklis, kuris taip daužo jūs. Tai jie pradėjo viską, kad jie buvo vienas produktas, labai nišinis, irgi sportininkams tik skirtas, bet dabar jeigu pasižiūri, kas yra TheraBody, tai jis yra apie 10 produktų turinti
atsistatymo platforma. Jie turi ir kompresinės kojinės, jie turi ten smart akių uždangalą ir infraredo kaukės ir ko tik jie neturi, ir tos pačius tensus turi ir panašiai. Tai ir jie labai iškėlė atsistatymą kaip 4 kategoriją po miegos, mitybos, sakykime, ir fizinės veiklos atsistatymas, kaip, tai mes labai tą patį norėtume padaryti su atsparumu stresui, nes mano giliu įsitikinimu, aš pastaruosius 2,5 metų labai aktyviai domiuosi atsparumo streso tematikai, labai su rimtais mokslininkais bendrauju pasaulinio lygio. Tai iš esmės stiprinimo atsparumo, nes jį galima kaip raumenį sustiprinti. Jo, būtent, tai yra kaip raumuo, jūs labai teisingai sakot, tai yra kaip raumuo ir kaip tu salėje, nežinau, kilnodamas hantelius gali raumenį savo fizišką nepadidinti, taip ir tu, bandydamas, aktyvuodamas tą parasimpatinę, tu gali stiprinti raumenį, tu gali pamatuoti tai ir dabar jau yra tie matai, tokie kaip HRV, kuris, gali tau apibrėžti, kiek tau didelis yra tas raumuo ir panašiai. Čia labai dar ir tu gali kaip juodam baltų jo apčiuopti ir motyvuotas būti, kad Čia kaip sakykime, man patinka šitą metaforą, kad yra, įsivaizduokim, kad mes negalim išvengti streso, neįmanoma, nes dienos metu... Mes galim tik didinti atsparumą jam. Jo, ir įsivaizduokim, kad mes turim tokį kaip kibirą, ir tam kibirė yra prisidėję daug tų stresorių, kuriuos mes per dieną gaunam, arba ten iš aplinkos gaunam, ten karas kažkur, dar kažkur, pandemija, neišvengsime šitų dalykų. Ir tada mes tam kibirė bandom skylutės pradurti, ir ten pamedituoti, išleisti biškį stresą, ten, nežinau, pamiegoti, išleisti, ten su pulsetą pasistimuliuoti, daug tų būdų yra. Bet tu gali tas skylutės daryti, arba tu gali didinti patį kibiro plotį. Kad kuo daugiau stresorių tau tilptų, kad tu būtum... Tai tas atsparumas stresų yra didinimas pločio, tas raumens didinimas yra pločio didinimas. Tai pulseto yra vienas iš tų įrankių, kaip tą parasimpatinę nervų sistemą galima... Jo, ir tą labai svarbu pabrėžti, kad tas čia ne vienkartinis, kad tu dabar arba ten per 2 savaitės tiesiog pagerini savo atsistatymą ir poveikį streso organizmui, bet tu dar stiprini. Ta prasme, tu dirbi ilgalaikėje perspektyvoje ties. Tai be pulsetų dar yra ir kitų daiktų, kaip Terabadi nuėjo į tą atsistatymo temą, taip ir mes gal nueisim į tą atsparumo stresų temą. Ir, pavyzdžiui, dabar mes testuojam, tik Amerikoje kol kas, mes testuojam, yra tokie Vagus Biotics, čia yra mūsų sukurti papildai, kuris turi unikalią vieną jungtį, triaciną, kuris turi tam tikrų studijų, kad jis irgi aktyvuoja nervo klajoklį. Aš kalbu, kad pulseto savyje turės dar kokių 10 produktų, kurie susiję kažkaip tai bus su atsparumo stresu. Gal kažką mes su šalčio terapija, gal mes kažką su meditacija, bet turiu minį, kad mes norėtume būti lyderiai šitoje nišoje ir turėti konsoliduotą rinką būtent šitos temos. Po 5 metų, kai pasieksi tikslų, sutiksit pas mane ateit pašnekėti dar apie tai, ką pasiekėt? Žinoma, sutiksiu. Ir dar vienas klausimas prieš palinkėjimą didelės sėkmės, dar tikriausiai žiūrovams daugiau, nes pirmas klausimas, ar yra saugu visą laiką būti prijungtam prie elektros, naudoti, kiek saugu, kiek nesaugu. Aš savo pusės galėčiau, bet noriu, kad jūs... Kadangi tas, kuo jis patrauklus... Nes yra skeptiškų žmonių, kurie taip atsargiai priima naujoves. Ir kadangi tau nereikia valandas dėvėti, tau užtenka. Mūsų tipinis vartotojas jį dėvi 2 kart dienoj po 5 minutės, 10 minučių. Ta prasme, tau nereikia su juo būti valandas. Ta prasme, tai čia vienas momentas. Kitas momentas, kaip minėjau, prieš 20 metų buvo pirmasis, kuriam implantavo stimuliatorių, ir dabar tokių žmonių yra apie 300 000. Tai čia yra pati geriausia duomenų bazė ir juos stebėjau apie 20 metų, yra duomenys, tai gali perstimuliuoti tą nervą klajoklį, bet reikia stimuliuotis 12 valandų per dieną. Čia iš tų duomenų, kas yra žmonės, kurie turi implantus. Tai, pas mus netgi teoriškai neįmanoma 12 valandų stimuliuoti, nes pas mus bakterija išsikrauna po valandos stimuliacijos ir dar reikia valandą pakrauti, kad vėl valandą stimuliuotis. Nes, kaip sakiau, pas mus ten 10 minučių maždaug yra toks normalus stimuliavimo dalykas. Tai kaip ir su visur. Tu ar gali vandens persigert? Gali. Visur yra saikas. 10 litrų, jeigu gersi vandens irgi. Ta prasme, tikrai. Tai su bet kuo. Ta prasme, yra balansas, sveikas protas, tai gali perstimuliuoti, bet tada reikia beprotiškai daug tai daryti. Patys sveikiausi dalykai, jeigu tu tiesiog neišlaikai normos, tai visur persvara yra neįnauda. Aš, Vitalijau, jums padėkoti, kad atėjot, bet ir tikrai palinkėti didžiausios sėkmės ir net abejonių kažkodėl viduje atsėdžiu ir jaučiu ir matau, kad bus viskas taip, kaip ir siekėt.
vienu ar kitu keliu, bet tikrai bus labai plačiai, aukštai ir stipriai. Ačiū labai. Tai ačiū Jums labai. Ačiū. Nuoširdžiai dėkoju, kad klausėte. Ir jei šis turinys Jums buvo vertingas, labai kviečiu tapti Inner Minds kanalo dalimi, paspaudžiant subscribe mygtuką. Taip pat pasidalinti savo mintimis ar palikti atsiliepimą, nes Jūsų palaikymas padės šią erdvę augti ir pasiekti daugiau žmonių, kuriems to gali labai reikėti. Ačiū ir iki pasimatymų kitose Inner Minds laidose.